Labas rytas, draugai, su jumis Remigijus ir vėl kuriu naują savo video vlogą. Kągi, yra šeštadienio rytas, dabar yra 8 ryto ir kodėl atsikėliau taip anksti? Atsikėliau taip anksti todėl, nes šiandien yra mano draugo Artūro gimtadienis. Turbūt visi puikiai atsimenat Artūrą, jeigu žiūrit mano klipus. Tai šiandien yra jo gimtadienis ir aš gyvenu Kaune, todėl man tenka iš pačio ryto važiuoti, o jisai jau nuo 12 valandų nori susitikti Vilniaus Akropolyje. Visa hebra jau renkasi 12 valandą Akropolyje, tad turiu ir aš būti laiku, vis dėlto jo diena reikia jo klausyti. Tai va, o dabar šiame video pamatysite visą dieną, kaip baliavosim gal ten ir panašiai, kaip leisim dieną, kaip keliausiu ir visa kita. Ką, o dabar yra rytas, todėl mano svarbiausia ryto pradžia yra pusryčiai. Tad varom pavalgyti ir į kelią. Na ką, pusrytėliai mano yra paprasti, kiaušiniai, 5 kiaušiniai, salotos, kad geriau virškintų, tada varškytė, obuoliukas ir viską pavalgęs išgersiu geinerių. Taip pat vieną susiplaksim dar geineriuką, nes važiuosim pas Artūrą gimtadienį, tai neaišku, kada ten pradėsim valgyti, tai aš nenoriu būti tuščiu skrandžiu, nes dabar auginu, kaip sakant, svorį šiek tiek. Tai va, viską stebėkit, dabar varau pavalgyti, tada varysim rengtis, ruoštis ir kelionę, tad stebėkit ir žiūrėkit, kaip viskas vyks. Nu va, mano mergaitė jau beveik susirašė Artūro partį. Hello, sakyk. Va, o man reikia, kai visą laiką turiu tą pačią problemą su šlipsu. Bandysim užsirišti. Can you little bit filming? Visą laiką man reikia eiti kokius nors kursus, nes turiu visą laiką tą pačią problemą. Nežinau, kaip čia reikia per viršų, per apačią. Reikia, kad mano koks followeris išmokintų mane šlipsą rišti. Karočią, va. Good? Perfect. Jo, karočią. Artūras ne koks politikas, galiu varyti ir be šlipso pas jį. Ką, jau beveik susiruošėm. Užsidėsim švarkelį, pažiūrėsim, kaip ar man tinka. Va. Beveik kaip ir pasiruošėm, liko tik pagrindinis esminis dalykas. Dabar galim važiuoti. Nu ką, jau važiuojam, sėdim, keliaujam į Vilnių. Autostradai, važiuojam iš Kauno. Susitiksim Akropolyje dabar. Padarysiu staigmeną Artūrui. Padovanosiu rožinių rožių. Ok, važiuojam, nes dar padarysiu avariją arba bus kaip Aršauskui nufilmuos, nors kad filmuojos važiuodamas. Gerai, juokauju, viso. Keliauju ir susimatysim jau su Artūru. Va, padovanosim Artūrui tokią dovanėlę. Ir ant prikolo nupirkau rožinių rožių Artūrui. Bus for fun bairis. O dabar stovim ir laukiam Akropolyje, kada jis pasirodys, nes jo gimtadienis, bet jis vėluoja. Maladėt. Pagaliau ateina Artūras. Artūrai! Arta! Nematai? Artūrai! Dabar bus apsikabinimai, todėl vėliau nufilmuosiu. Buvo kolonėlės kokios. Čia visa šokių patalpa. Visai fainai. Ten baseiniukas su pirtelė kubilų. Čia va galima žaisti tinklinį. Čia čiuožykla. Viskas kaip priklauso. Antanas pajungs muzoną tuoj. Taip, Antanai? Žinoma. Darysiu vlogą. Įdegęs. Čia jau vyksta pasiruošimas. Vandeniukas biški žalias. Šašlaikinė baisulinio dydžio. Šiaip sodybėlė visai šumys. Va. Kašiukas yra. Lafa, tuoj pradėsim baliuką. Einam į mašiną tik pasimt daiktų. Nu, Antanai, pašok. Su Artūru dviesi.
Čia aš filmuoju, vyrai. Aparatūra gera, pavarysim. Laikai sugrįžta. Laikai, na. Viską pasenom. Dabar mane papilmo, ką aš pabandysiu. Bus sekundinis konteineris. Sekundinis, varai sekundinį. Opa! Samoliotą. Antenę. Šašlykai paruošti. Vitalis ateina. Hebra renkasi, pradėsim balių. Nu ką, visi į Artūro sveikatą? Už Artūrą. Geriam, geriam. Kurva, bezai. Apsivemsiu dar, na. O Dieve mano papai. Parodyk pozą. Yes. Kaip? Yra Vitalijai? Vitalijai? Nu, Artūrai, davai, tave filmuoju, šok. Davai, davai, Niurka. Street workoutinė. Davai, vary. Ruonis parvaro. Kas čia per ruonis? Davai, tik tai nerk. Padaryk man vieną įkarą. Davai, nerėt, nu. O, vienas yra. Nu, Arta, davai, nemyšk. Davai, varai. Čia eis video į YouTube, šok tik tai. Bibiūnė YouTube'e. Bля, tai vėl joknus, kaip skaudės, tai man skaudės. Ateinu arčiau. Davai, nerkit, blėt, zaibal. Minutę laiko, delsit laiką. O! Maladėc, na. O taip ir reikia. Tie tai myžniai, na. Nu, vienas. Nu, Artūrai, davai. Nepasišiukšlinai. Salto. O! Bananas. Artūrai. Davai, dar. Vitalis juda. Давай вместе. Ты не можешь? У нас на районе. O ką, jau vakaras, jau pusė iškritę. Balius buvo tikrai neblogas, bet labai greitai visi iškrito. Aš kaip daug negerintis, tai... A? What this? Moon? Ai, gandriukas va, kaip gražiai. Viskas čia kaip priklauso. Budi gandras. O, viskas šauniai praėjo. Tik tai jau pusė, dar tik tai pusė 12, jau pusė miega. Ha! Aš daugiau sveriu. Va.
Finito. Ką va, turnikai prieš naktį pasportuoti, viskas kaip priklauso. Smagu. Nu ką, jau vsio, eisim miegoti ir laukit rytojaus ryto. O mes einam suptis toliau. Ką, atėjo rytas. Kaip matot, mano draugė jaučiasi nelabai gerai. Bet šiaip balius buvo tikrai awesome. Viskas buvo šaunu. Bet koks balius be filmų, kaip visą laiką. Vienam kažkas užrakino duris, nors spynos nėra naktį, ten visokį balių žodžiu buvo. Tai va, šiaip baliukas tikrai buvo labai geras, linksmas, gerai praleidom laiką. Artūras paseno dar vienais metais. Žodžiu, tai va, viskas jau baigėsi. Tai mes atvažiavom dabar į Vilniaus Akropolį pavalgyti šiek tiek. Pavalgom ir keliaujam į Kauną. Ką, grįšiu į Kauną, persirengiu, susitvarkau. Ir sekmadienis man šiandien kaip priklauso kojų diena. Tai va, ačiū, kad buvot su manim, žiūrėjot mano šį video vlogą ir kaip visą laiką, iki kitų susitikimų. Viso hebra. Išliekit motyvuoti.